Ir sveiki visi, su jums vėl aš, CSNetix ir šiandien žaisime Counter-Strike Next on Zombies. Tai va, žaisiu su botais pirmam raundui, jeigu jūs norėsite šitą. Jeigu jūs, tai yra, aš vis vien kelsiu, bet jūs pasakykite man iš 3, bet čia rimtai komentarus parašykite, ne taip, pasižiūrėjau ir numetu. Jūs rimtai pasižiūrėkite į tą, parašykite į komentarus, kad kur jūs šitą, kokią mapę iš tų 3, kuriuos aš dabar išvardinsiu, man žaisti pirmiausia. Tai pirmas yra futbolo, antras yra šito, antras yra Death Run'as, Zombie Escape'as, o trečias yra Soy Files. Tai yra, ten yra kaip toks adventure mapas su zombiais. Nu, vien žodžiu, jūs rašykite komentarus, bet rimtai rašykite, po to bus susumuojama ir taip toliau. Tai va. Taip, First Bloodą gavau. Gal lauksiu tų komentarų, gal kokią 1 savaitę. Jo, gal po savaitės kelsiu kito Counter-Strike video, o šiaip kelsiu šitą. Šiaip kelsiu, nežinau, dabar atostogos, tai gal ir dažnai kelsiu video. Tai va. Ir ten, kaip mačiau, yra dar vienas priešas. Viskas, mirė. Ir aš vienintelis likau gyvas ir nužudžiau paskutinį žmogų. Tai va. Vėl 2-0 kol kas. Tai va. Be to šitą. Kodėl aš būtent šitą žaidimą žaidžiu, ne CS16 arba dar kokį nors kitą. Tai va, dėl ginklų, dėl skinų čia žaidžiu, nes tuo pačiu skinu paprasto, su šiek tiek kitokiu. Čia vienas ir ten vienas miris. Ir dar čia vienas numirs tuoj, va. Ir gal dar ten numirs, jeigu bus. Jo, bus. Ir mirė. Ai, čia aš kaip helperis buvau, tai gerai. Nes aš galvau, kad aš su kitu ginklu. Gerai, nu tai va. Ir jeigu dar nesakiau, bet man atrodo, kad jau sakiau, tai iš kur man gauti tuos, kaip jos, ginklus, tai, tiksliau ne ginklus, o iš kur aš gavau šitą, tai iš Steam'o, bet man atrodo, tai sakiau. Nu, jau nesvarbu, jeigu jeigu nesakiau, tai pasakysiu, jeigu pasakiau, tai pakartosiu. Tai va, tai kad gavau iš Steam'o, tai jisai yra visiškai for free. Siūlau ir jums parsisiųsti, kaip, jeigu ir sakiau, tai tada galėsime kartu žaisti ir ten, matau, žmonės ten stovi. Ir nužudžiau visus, 5 iš 5, tai va. Ir aš dabar šitą turiu, bet jūs dabar sakysite, kad žiauriai lievai čia su botai žaidžiu, bet tiesiog aš nenoriu šitą. Jeigu jūs labai norėsite tą būtent žaidimą išsirinkti, o aš iš karto jį sužaisiu patį pirmą, tai bus nelabai sąmonė. Tai va, tai bus balsavimai tų žaidimų. Tai va, čia to kažkas ką tik gavo iš manęs. Koks aš dosnus. 5 iš 3. Tiksliau 3 iš 5 liko žmonių, ne 5 iš 3. Ir va. Tuoj parodysiu haką su bomba, kaip padėti botams, kad jie nepamatytų, tai tiesiog prieini prie šito ir tai va darai. Ir jie pralaimi iš karto 100%, nors mane ir nužudo. Net jeigu nužudytų 4-1 žmogus, tai nors tai labai abejotina yra. Gal koks 5%, kad 1 žmogus 4 žmonės nužudytų. Nu, nebent tas žmogus yra multiplayeris, o visi kiti botai. Tai tada gal kokie 30%. O, jisai visiškai mažai gyvybių turėjo. Gerai, 2 killus gavau. Ir kol kas turiu daugiausiai killų, 16. 5 raundai praėjo iš 13, tai va. Ir gerai. Kol kas gerai žaidžiame. Gan. Ir
gerai, kad tą AK Gold Edition turiu. Ja, aš jau atsiratinau prieš kokius 2 metus, jeigu nesakiau. Bet turbūt aš kartojusi kokią jau 10 kartų. Tai sorry už tai. Tiesiog nepamenu, ką aš sakau, labai į žaidimą susikoncentravęsias. Tai va. O, ten bomba padėjo. Ar numetė? Ar padėjo? Ai, padėjo, nenumetė. Neišmetė, tiksliau, nenumetė. Ten 2 žmonės. Kai matote, AK Gold Edition yra vienas iš geriausių ginklų, bent jau man, nežinau kaip jums, gal jums bus shotgunas pats geriausias, tai nesvarbu. Svarbiausia, kokį geriausią ginklą turi tą ir su tuo ir žaisti. Tai va. Ir žaidžiu tik 6 minutės ir jau 6 raundai, tai čia gan greitai filmuoju visai. Ir taip, šitas miras. Ten dar bus vienas. Jo, žinoma, kad bus. Čia visada būna. Gerai. Tai dabar. The bomb has been planted. Gerai, puiku. Vėl padėjo bombą. Labą dieną. Kur ten dar vienas? Tik čia, kur tu bijai? O. Matote, kaip gerai šitokia šaudo. Tai va. Galim žaisti toliau. Turiu belė tiek pinigų, nes šitam, kaip jam, pinigų žiauriai daug reikia šitose gėjimuose. Tai, kaip matote, turiu 15 000 po 7 raundų, tai žinot. Biškai žiauru. Nes čia visokie brangus ginklai yra. Nors AK Gold Edition ir pigus yra. Jisai ir pigus ir geras, tai žiauriai gerai. Ir dabar lažinusi, kad čia... Nu, jis nesilažina. 4. Kilai. Ir 8 iš 13, tai... 5 dar liko raundų, 5 raundų žaisim, nesvarbu, kad, bet jeigu jie net laimės visus tuos 5 raundus, vis vien mes būsim laimėtojai, nes bus 8-5. O tai, kaip suprantate, daugiau yra, 8 minus 5 tai yra 3, tai daugiau, jeigu koks nors pirmokas žiūri, tai ok. Tai va. Varom toliau. Čia nieko. Čia irgi nieko. Ten nieko. Čia bomba padėta. Ten kol kas nieko. Čia yra paskutinis. Gerai. 4 kilai, 9-0 kol kas laimime. Tai jeigu bus 13-0, tai belekai gerai bus. Nes ne visada gaunasi kokį rezultatą padaryti. Čia nebus žmonių, man atrodo, kad ten va. Gerai, varom. Ten va. Ir aš ten padėsiu bombą, nes, kaip matote, ten yra vienintelis budinimo vieta ten. Bet ne čytai. Negalima pavadinti, kad čia čytai, nes čia nėra čytai, čia pats žaidimas sukūrė. Ir jas. Spėjau nužudyti. Ir ateik čia. Nebišti, toliau reikia. Vat va šitoj va maždaug vietai. Kaip matote, ir bomba kitokios spalvos yra. Ir užsidedam naują apkabą. Ir ką ten šaudo, nieko ten nebėra. Čia tikėkimės, kad nieko. Ne, nieko. Gerai, varom toliau. Ir ką ten šaudo. Ir viskas.
Kągi, šiandien dabar gavau tik tais 1 kilą, tai dabar turiu tik tais 32 kilus, nu tai yra daug 32, bet tada tik kad 1 kilą gavau, tai nelabai gerai. Ir turiu 32 kilus ir 0 mirtis. 0 mirčių, va. Ir dabar 10 nulis, tai tuoj gausiu tą mirtį, turbūt. Ir tikėkimės, kad garsas yra šitas, nes praeitą kartą filmavau, tai garso nebuvo, jau 13 nulis buvo, tai... Tai buvo gan negerai, švelniai pasakius. Viskas, ir šitam viskas, ir tuoj šitam bus viskas, ir visiems viskas. Tai dabar 11-0, kol kas sausai varomi. Na, bet čia prieš botus, kai bus jau online dėl tų žinučių, jau pasakiau. Tai... Bet davai sąžininkai, tikrai nusiųskit žinutę, už kokį balsuojat, už futbolą, už šitą, už Death Run'ą ar už Soy First File, tai yra Adventure Maps. Nes bus, kad ten klausiu ir nulis, jo iš niekur nieko negausiu, tai yra visiškai žinučių negausiu, tai bus nelabai gerai. Ir 12 iš 13 raundų, tai jeigu jie dabar laimės, tai nepadarys labai didelės mums žalos. Ir mes kol kas pirmaujame greičiau už raundus. Ir čia kontrterroristas, first killą padariau. Ir čia, wow, labas. Iš kur tu čia atsiradai? Čia nieko nebėra, o ten va yra vien žmogus. Ir čia paskutinis raundas, kaip matote. Yes, pataikiau. Ir viskas. Ir 13-0. Tai kągi, ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvau aš, Cesonedikas, laikinkit, prenumeruokit, komentuokit ir sėkmės.